Šiame interaktyviame vaizdo įraše pristatomi pagrindiniai jaunų vyrų fizinės sveikatos ir mitybos aspektai. Sužinosite, kaip skatinti sveiką gyvenimo būdą, suprantant sveikatos rekomendacijas, vertinant mitybos ir fizinio aktyvumo įpročius, bei kuriant praktinę sveikatos stiprinimo veiklą ir programas. Peržiūrėję šį vaizdo įrašą, atlikite trumpą testą ir patikrinkite savo žinias. Jaunystėje susiformavę sveikatos įpročiai dažnai išlieka ir vyresnėme amžiuje. Tačiau daugelis jaunų vyrų vis dar nepakankamai dalyvauja sveikatos skatinimo iniciatyvose. Tyrimai rodo, kad tikslinės į lyčių aspektą atsižvelgiančios intervencijos gali padėti jauniems vyrams padidinti fizinį aktyvumą, įgyti geresnius mitybos įpročius ir patirti juntamą naudą sveikatai. Nustatyta, jog intervencijos apjungiančios švietimą apie fizinį aktyvumą ir mitybą gali padėti pagerinti kūno masės indeksą, sumažinti svorį ir sukurti sveikesnius mitybos įpročius. Visgi, ilgalaikis įsitraukimas išlieka iššūkiu, todėl jūsų kaip jaunimo darbuotojo vaidmuo yra labai svarbus. Jauni suaugusieji per savaitę turėtų atlikti bent 150 minučių vidutinio intensyvumo aerobinės veiklos arba 75 minutes intensyvios veiklos kartu su raumenų stiprinimo pratimais 2 ar daugiau dienų per savaitę. Jauniems vyrams geriausiai tinka struktūruotos kontroliuojamos veiklos, įvairovė ir iššūkiai, sportas, sesijos sporto salėje, komandiniai žaidimai, bendraminčių įsitraukimas ir parama, skaitmeniniai įrankiai progreso sekimui ir tikslų nustatymui. Kaip jaunimo darbuotojas galite padėti jauniems vyrams įvertinti jų dabartinį aktyvumo lygį ir parengti individualius planus, atitinkančius jų interesus, grafikus ir motyvaciją. Subalansuota mityba yra labai svarbi ne tik svorio kontroliai, bet ir protiniam susikaupimui, energijos lygiui bei ilgalaikiai ligų prevencijai. Jaunų vyrų mitybos rekomendacijos. Bent 5 porcijos vaisių ir daržovių per dieną. Viso grūdo produktai, liesi baltymai ir sveikieji riebalai. Ribotas pridėtinio cukraus, druskos ir perdirbtų maisto produktų vartojimas. Pakankamas vandens vartojimas. Skatinkite jaunuolius stebėti savo mitybą ir apmąstyti, kaip skirtingi maisto produktai veikia jų darbingumą ir nuotaiką. Taip pat asmeniniai dietologų patarimai ir pastebėjimai gali būti ypač veiksmingi. Užsiėmimams siūlomos temos. Maisto produktų etikečių supratimas. Biudžetui draugiškas sveikas maistas. Paprastos mankštos rutinos sukūrimas. Stresas, miegas ir jų poveikis sveikatai. Skaitmeniniai įrankiai sveikatos tikslų stebėjimui. Jūsų darbas nevyksta izoliacijoje. Parama jauniems vyrams siekiantiems gyventi sveikiau yra tiesiogiai susijusi su platesniais visuomenės sveikatos tikslais. Šių užsiėmimų integravimas į bendruomenės centrus, darboviečių programas, jaunimo klubus ar mokyklas padeda kurti sveikatos kultūrą. Bendradarbiaukite su vietos sveikatos tarnybomis ir politikos iniciatyvomis, kad padidintumėte savo įtaką. Keletas naudingų įrankių ir šaltinių. Pasaulio sveikatos organizacijos fizinio aktyvumo ir mitybos rekomendacijos. Vietinio sveikatos departamento rekomendacijos. Mitybos ir fizinio aktyvumo programėlės kaip MyFitnessPal, Strava ar Yazio, internetinės platformos tarpusavio palaikymui ir pažangos stebėjimui. Įrodymais pagrįstos praktikos gairės iš Mitybos ir dietologijos akademijos bei Amerikos fizinio aktyvumo tarybos. Būkite suprantami. Vartokite kalbą ir pavyzdžius, su kuriais jauni vyrai galėtų lengvai susitapatinti. Būkite nuoseklūs. Trumpalaikiai rezultatai yra svarbus, tačiau pagrindinis tikslas – ilgalaikių įpročių formavimas. Būkite įtraukiantys, atsižvelkite į skirtingus kūno tipus, gebėjimus ir socialinę aplinką. Švęskite pažangą, pripažinkite pasiekimus ir skatinkite atkaklumą. Su jūsų palaikymu jauni vyrai gali prisimti atsakomybę už savo sveikatą, o tai prasideda suprantant jų poreikius, sukeliant jų susidomėjimą ir palaikant juos jų sveikatos kelionėje. Dabar kviečiame atlikti testą, kuriame galėsite pasitikrinti savo įgytas žinias, atsakydami į 4 klausimus. Pažymėkite teisingą atsakymą, nepaisant to, ar pasirinkote teisingai ar neteisingai, jums bus pateiktas atsakymo paaiškinimas. Pradėkime.
Tai viskas šiai sesijai. Ačiū už jūsų dalyvavimą. Tęskite mokymasi e-studijoje, kad įgytumėte daugiau naujų įgūdžių, skirtų teikti skaitmeniškai transformuotą neformalų mokymą jauniems vyrams apie sveikatą ir gerovę. Sėkmingai baigę mokymo kursą įgysite skaitmeninį ženklelį jaunimo darbuotojas, inovatyvus jaunų vyrų sveikatos ir gerovės puoselėtojas.